Banfas. Kelionės pradžia. Susidėjom daiktus. Dabar žiūriu į viską. Kad rodos viskas. Realiai panašiai kaip įsikraustų iš namų. Dar porą dalykų reiktų pasiimti ir manęs čia kaip nebūtų. Bet mes iš čia neįsikraustom, mes važiuojam į Banfą savaitę. Turėti žvejybą. Yra! Vieną kitą haiką. Vieną kitą kempą. Žodžiu, atsipūs po darbų. Ką, yra šeštadienio rytas, planavau apie pietus išvažiuoti, bet... susidėjau daiktus, nėra ką veikti, vis tiek, ko čia lauksi pietų, tai išvažiuosim dabar. Užsipylėm kuro, nusipirkom pieniukų į kavuką ir pradedam savo kelionę. Taigi, beveik pasiekėm kelionės tikslą, esam Canmore miestelį. Tuoj pažiūrim, iki Banfų liko 30 ar 40 km, kažkas tokio. Esam nuvažiavę jau 746 km. Tai esu truputį pavargęs, tai sustojau Canmore, sakau miestelį. Truputį atsipūst. Čia šiaip daug vėsiau, beraus tik 15 ar 16 laipsnių šiandien turim. Tuoj pažiūrim ir orus, 15, sakau. O šiandien beraus Gravelburge yra 22, tai per 8 laipsnius maždaug, plius minus. Tai kaip matyt, visur kalnai jau supa visus miestelius, tai žiauriai gražu. Tai mano automobilis. Kalnai, žiauriai gražu. Kaip matyti, irgi pakeliui žiauriai lijo. Tarpais važiavau 40-50, nes ant tiek stipriai plakė. Tai valytuvai net nespėjau jau valyti. Reikėjo nusimest gazą. Bet tik labai greitai. Nulyja stipriai, nustoja ir viskas. Nebuvo taip, kad žiauriai ilgai lytų. Tai jo, žiauriai džiaugiuosi, kad mašina atlaikė šitą visą kelionę. Ir jo, jokių problemų. Tai super. Finally. Nu dar ne finally, bet jau tai būsim finally. Tai tiesiog, kol geras oras, reikia pasidžiaugti ramybę reikia. Su nakvynė panašiai bėdos įsisprendė. Turiu šiokią tokią draugę. Banfe, kuri gyvena, dirba. Tai liksiu automobilį, bet liksiu jos kieme, nes žiūrėjau užvakar ar vakar visus kempingus, parkingus, tai aišku viskas užbukinta, jau nuo sausio vasario mėnesio žiūrėjau Reddit'e, kad visi bukinasi jau kempingus, tuos actual kempingus. O visur kitur tai nėra legalu mašinai būti ir baudos didelis. Tai yra dar tokia programėlė iOverlanding,
berods. Tai irgi bičiulis pasiūlė pasinaudoti ją. Tai galima likti va tokiuose, kur šalia kelio va tokios aikštelės. Tai būna, kad žmonės pasišėrina per tą appsą, kiek suprantu. Šiaip dar nelabai net ir naudojau, net nebuvau įjungęs normaliai, kad prasičekint, bet prasisinčiau, tai reikės užmest akį. Jeigu kažkur vyksim toliau žvejot ar dar kažkur kažką, tai gal bus toli grįžti iki Banfo per tą pačią dieną, tai gal kažkur krešinsim. Žiūrėsim, žodžiu, viskas iš eigos bus. Tai kągi, pagaliau mes Banfe. Žiauriai daug žmonių centre, tai net nenorėjau nieko filmuoti, nes visi žiauriai lėtai važiuoja. Ir žodžiu, žiauriai daug žmonių, tai net baisu buvo kamerą kelt. Galvoju, gal kažką dar nupisiu per perėją, ar dar kažkur visi visur bėga. Truputį atpratau nuo tokio viso šurmulio, kai 4 mėnesius pragyvenau tiesiog laukuose. Tai truputį kitaip, žiauriai didelis šurmulys. Net nenoriu kameros kelti ir filmuoti kaip vlogeris, nes žiauriai daug žmonių, kažkaip net nesmagu. Nežinau, tiesiog reikia priprast gal, bet whatever. Iš viso nuvažiavom 705 km berods. Oficialiai, bet ten vienur pasukam į šoną, kitur, tai galbūt grubiai 800 nuvažiavom, tai wow. Greičiausiai nelabai manęs matot, bet miego automobilį jau yra beveik 11. Šiaip žiūriai šilta. Nemanau, kad čia kieme kažkas tikrins. Nu, čia ne kiemas, bet šalia kiemo, žodžiu, šalia namo. O dabar labanakt, nes jaučiuosi tikrai pavargęs. Nenoriu švies baisiai, nenoriu atkreipdėmesio, kad čia mašinai miego ar dar kažką. Dėl viso pikto. Pirmą dieną reikia biškį pasisaugot, pažiūrėti kaip kas. Tai, sakau, esu gan pavargęs. Ir varau miegot. Rytoj žiūrėsim, ką veiksim. Labas rytas. Labas rytas. 6 ryto. Atsikėlėm, nes sysiu norim. Bet sysiu nežinau, kur daryt. Nes visur namai aplink. Šiaip biškį šalta buvo. Nu, ryte kokią valandėlę. Nes visiškai nebuvo įlindęs į miegmaišį, nes šiaip šilta žiauriai buvo, tik vat ryte biškį šalta buvo. Tai turim 5 ar 6 laipsnius šiandien ryte tik. Bet šiaip niekas naktį netikrino, nes sakau, čia privatus kiemas toks. Tai be problemų išmiegojau, traukinys yra, nu už kiek, už 100 metrų, už 80 metrų traukinys yra. Tai kokios naktį 4 kartus, nu jau kokius 4 kartus važiavo, tai važiuoja, tai visą mašiną tiesiog dreba. Šiandien varysim į Banfo lankytojų centrą, Banff Visitor Center. Nusipirksim žvejo bilietą ir nežinau, kažkur važiuosim apsiuostyt, patyrinėt kažką. Vakar taip ir baigiau viską filmuoti, nes tiesiog norėjau pailsėt. Kol kas šiandien žvejybos planai, žvejo bilietas, nusipirk kažkiek maisto
ir pasisiot, žiauriai noriu. Štai taip ir filmuoju, bet gal visiems pochui, nežinau. Kažkaip nejaukiai jaučiuosi taip filmuodamas. Tai žodžiu, einam nusipirkti žvejybos bilietą. Truputį per aplinkų einam, norim pasigrožėti dar Banfu, pažiūrėti kas gero. Sorry, buvau mikrofoną įjungęs. Dabar tik įsijungiau, tai va. Tai va, štai tokį Banfą turime. Čia dar ne pagrindinė gatvė, bet visur visokie restoranai, viešbučiai. Pagrindiniai gatvėje žiauriai daug visokių parduotuvių brandinių. Tai pradedant nuo Arko, Kolumbijos, Patagonijos ir visokių kitokių negirdėtų brandų, brangių. Tai jo, viskas šiaip žiauriai brangu čia. Žiauriai daug va tokių visokių džipų ir panašiai. Tai ką, turim nusipirkę žvejo bilietą. Vienai dienai $13.50, o visiem metam kem 6. Tai savaitę vis tiek būsiu, tai vieną kitą dieną vis tiek pažvejosiu, tai pasiimu visiem metam, nors metų nuo dabar tai tikrai nebūsiu, bet kem $6 daug pigiau negu į dieną pirkt atskirą, tai va. Tai užpildom šitą dokumenčiuką. Pirmą, manau, žvejosim Bow River. Žiūrėsim, kaip seksis. Šiaip vanduo gan pakilęs, gan aukštai stovi, tai braidžiuot nemanau, kad bus galima. Nes iškart šiaip gylis gan eina ir sroviai gan didelį. Na, pamatysit, manau. Tai žvejybos nieko gero kol kas. Čia šitai Bow River senvagiai žiauriai daug kajakininkų ir greičiausiai tą žuvį išvaido, nes vanduo žiauriai skaidrus. Ta prasme, kiek vandens yra, tiek ir matai iki padugno. Nesvarbu, 2 metrai ar kiek. Tai bandžiau mėtyti prie visokių kliuvinių, nukritusių rąstų ir panašiai. Tai kol kas nieko, aišku, ir 11 valandą, tai šiaip gan šilta jau. Oi, briedis. Tiesiog briedis prabėgo šalia, nežinau, 20 metrų. Tai čia priekį muselininkas vienas žvejoja, bet jo klausiau, tai sakė, irgi nieko nepagavo. Daylight is walking, so clear and so plain. I'm a keeper of nothing, but no flame. Consuming the shadows, cold in the light, lighting the hunger.
dancing night. Ką turime sekmadienio naktį, 12 val. Panašiai. Einam miegoti, rytoj kelsim 4-5 ir varysim žvejot. Šiandien dar buvau tokiai žvejybos parduotuvėje, tai greičiausiai rytoj nusipirksim muselinę. Ir ką dar nusipirkau, tai nusipirkau plūdiniais setuką. Tai yra, ne kad setuką, bet plūdinę ir kabliukų. Nes čia daug kas žvejoja su upėtakius būtent ežeruose su plūdė. Tai rytoj pabandysim išbandyti plūdės metodą pagauti upėtakį. Ir kelsim anksti ryte, tai varom miegoti ir susitiksim rytoj ryte. Labas rytas, yra pirmadienio rytas, atsikėlėm po 5:20, dabar yra kažkur 6, nežinau kiek valandų tiksliai. Bet užsipylėm kuro ir važiuojam pažvejot į Lake Minnewanka. Tai skeptiškai žiūriu į suplūdę gaudymą upėtakių, bet visi čia gaudo. Ežeruose, upėse manau irgi. Tai nežinau, žiūrėsim kaip seksis, šiaip visai įdomiai čia visa šita žvejyba. Suplūdę plėšrūną, kaip sakant, gaudyti, vis tiek upėtakis yra plėšrūnas. Tai žiūrėsim kaip seksis. Sakau, kol kas tai žiūri skeptiškai. Pažiūrėsim. Taigi atėjom jau iki mašinos, belė kiek turistų vėl. Kai 4 mėnesius pragyvenau tokioj ramybėje, Saskačevane, tai dabar reikia savaitės adaptacijos tiesiog prie tų žmonių, prie reikaujančių vaikų, bet žodžiu, nesmė. Vieną lavašą pasidariau, ne kad lavašą pasidariau, actual lavašą, bet pasidarėme, tai žodžiu, norėjau parodyti, kaip Justas darosi valgyti. Paprastai, tai just for fun. Jokios reklamos, nieko, žinai, čia nėra. Kad pirkti tą ar na, žinai. Tai, pirmas dalykas, ką naudojam, yra mustard. Garstyčios. Ar garstyčios? Jo, krienai. Ne, garstyčios. Vis laik maišau, atsiprašau. Naudojame šitą. Ką toliau? Naudojame dešrą. Ir ką dar naudojame? Naudojame Leathermaną. Nu, čia ne Leathermanas, ne actual, netikrasis Leathermanas, o SOG firmos USA ar Kanados berods. Bet taip, realiai toks pat kaip Leathermanas. Tik biški brangesnis. Juokauju. Turime salotų. Uždedame salotų. Štai tokios, purpuriniais spalvos. Visokių žodžių trauklapiai ir panašiai. Pamečiau vieną. Tai vieną suvalgėm, buvo žiauriai skanu. Tai dabar jau antrą tarkuojam ir sugalvojau parodyti jums. Štai taip atrodo. Nu tikrai skaniai. Nemeluokit. Parašykit į komentarus ar skaniai. Ir tiesiog suspaudžiam ir
Muy bien. So good. Labai gera. No, sorry. Gali palaikyti? Yeah. Tai ką, einam namo ir susimatysim rytoj ryte. Čiau. Labas rytas. Buvom užsistatę žadintuvą 4 valandą ryto. Ne. Pasižiūrėjau vietą, ar būtų įmanoma čia man pamatyti, bet per mažai vietos man dar naujokui. Bet 4 ryto buvo žiauriai tamsu. Tada užsisačiau 4 kem, žiauriai tamsu, nes saulė kyla 5:30, o čia kalnai, tai dar ta saulė rustoja kažkiek. Tai dabar yra 5:30, takelis tuščias, žmonių nulis ir einam atlikti keletą metimų. Kol kas žuvies nematau, kad įdėtų, bet žiūrėsim, kaip seksis. Yra! 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 Pagaliau, hebra. Pagaliau bent vienas upėtakis. Paleidžiam. Tai ką, kaip matėte, pagavom upėtakiuką. Dar buvo 2 kibimai, kurie puolė mano musę, bet greičiausiai nepataikė. Vieną musę dar bandžiau pravest,
po to kibimo, bet nebesimatė. Tai žiūrėjau į valą, nevažiuoja, nes greičiausiai biškį murgdėlį jau. Pamurgdė tą mano musę ir nebemačiau. Tai galvoju, gal yra, gal nėra. Žodžiu, bet nebuvo. Tai realiai 3 kibimai, 1 realizuotas, 2 ne. Bet pradėjau jau daug žmonių vaikščioti ant takelio, tai baisu, kad kažką ten neužkabinsi, tai einam namo, pavalgysim, gal šiandien į kokį haiką nuvarysim ir vakare sugrįšim vėl prie žvybos. Labas dienas, vykstame į Grassy Lake haiką. Lengvas haikas, nieko rimto, tai gražus ežeras yra ant viršaus kalno, kažkoks berods 1 ar 2, nežinau tiksliai. Taip beveik atvykom jau, tuoj pradėsim kilt. Ten truputį toliau pasistatė mašiną, nes nenorėjau rizikuoti, nes čia priekį dar matau 1 parkingas, bet žiauriai daug mašinų. Tai visi greičiausiai važiuoja ten, kur arčiau, aš biškį toliau pasistačiau ir pradedu savo haiką į Grassy Lakes. Užlipti jį 1,5 valandos kažkas tokio. Nu, žodžiu, labai paprastas, bet labai gražūs vaizdai. Tai pirmam haikui, kaip Banfe, tai jisais. Nusirengiam, nes žiauriai karšta. Tai tempą palaikom. Visus lenkiam, tikrai vienas iš greičiausių aš čia, tai manau netrukus ir užlipsim. Atėjom jau iki pirmo checkpointo, kiek suprantu. Kažkur gal dar kitur galėsime eiti, nežinau. Bet fainai, nes upėtakių plaukioja, tai, bet visi maži, nėra didelių. Tai būtų fainai čia kokį kartą su muselinė ateiti ir pažvejot. Bet greičiausiai žvyba čia neleistina. Šitas yra truputį aukščiau, tas pirmas ten žemiau, šitas aukščiau. Ir dabar bandysime eiti ten į viršų tais laiptais. Nežinau ten kur nuves, bet gal prie kito irgi ežero. Šitas žiauriai gilus, tipo eina ir iš karto, bum, šlaitas belia koks didelis. Būtų fainai, kad būtų galima maudytis čia, bet griežtai draudžiama, tai biškį liūdna, nes mielai iššokčiau. Šitas nėra toks įspūdingas kaip pirmas ir antras. Čia tiesiog, kiek supratau, tai galima ir atvažiuoti prie šitų, nes ten parkingas, čia irgi mašinos važinėja, kaip matė, tai jo.
Ką, grįžom po haiko. Smagus haikas buvo, paprastas, lengvas, nebuvo nieko labai jau sunkaus. Bet grįžau iki mašinos ir pažiūrėjau. Pažiūrėkite dabar jūs. We got some oil. Ir tas tepalas buvo palindęs čia kiek įmanoma. Tai eina iš antro pavarinis drive shafto, kardano. Tai nežinau, tik šiandien pastebėjau, reiks pažiūrėti dar kieme. Ar kieme irgi privarvėja ir reiks patikrinti pavarų dėžės tepalo lygį. Nes galbūt kieme ant žvyro net nepastebėjau, o galbūt ir trūksta. Tai ką, grįžom, šiandien be žuvies, žiauriai sušalau. Kažkaip po tom britkelniam buvo tik timpus, galvojau, kad šilta bus, bet kai vakaras atvėso, tai belekas. Nieko nepagavau jo žodžiu, keičiau muses. Ta vieną, kurios šiandien ryte pagavau, tai nusitraukiau. Tai realiai visi kibimai ir ant jos buvo, o šiandien 3 muses išbandžiau. Visiškai nieko. Šokinėjo, visai normaliai, bet mano musis neėmė. Tai rytoj greičiausiai važiuosiu pasiimti daugiau musių. Neprisimenu, ant kokios ten kibų iš tikrųjų, tam ir bėda. Bet pasiimsiu visokių variantų daugiau, tai gal bus kažką galima labiau paeksperimentuoti. O kaip matėt, buvo šiandien paradas, Canada's Day, Kanados diena. Pasivaikščiosiu jau čia greičiausiai, eisiu kažkur ir žiūrėsim, ką rytojus atneš. Sakau čiau ir iki rytojaus. Labas rytas. Užsivarė mašiną ant akmenų. Turim dankratą, bet žvyras nenori, kad nuvažiuotų kažkur, tai tiesiog ant akmenų užvažiavom. Imam iš gamtos, ką gamta mums siūlo. Tuo ir verčiamės. Tai, kaip matėt, vakar sakau, tepalas, mačiau, kad
varvėjo kažkur, tai lašai ir vienoje, ir kitoje pusėje. Tai bandysim pažiūrėti, palyst. Vakar su Devinu susiskambino, tai sakė, kažkokia ten mini matuoklė yra. Vienas varžtas kažkoks, išleidimo, kitas pripylimo. Tai pažiūrėsim, kiek ten to tepalo yra, jeigu kažkas įmanoma bus pažiūrėti. Ir važiuosim į Kalmarą. Galbūt ir nusipirksim šiandien, nes tvarkytai čia tikrai niekur netvarkysim. Bet tokiai kelionė, kai tepalas varva ir gan greitai, tai gal ne kažką, tai lendam žiūrim. Žodžiu, buvom palindę po mašiną, tai tepalas varva iš Razdatkės, bet per Kardano Salininką, berods. Įmesiu gal fotkas čia kažkur parodysiu, nes dabar čia atinu su Devinu. Devinas yra Meksikoje, tai už 4000 km nuo manęs sprendžiam bėdas nuotoliniu būdu, žodžiu. Ką, grįžom iš Kalmaro, nusipirkom švirkštą su tūba, L&Keys 6-kampių ir Dextrono 3. Tai bandysim lyst, atsisukt, žiūrėti, ar reikia to tepalo ar nereikia. Pamechanikausim, žodžiu. Vis kelionė kažkaip pragyvina labiau. Žinai, pakeliauji, pažiūrėjai, mašiną pasitvarkai. Gyvenimas vyksta, žodžiu. Eiktų, na. Kaip čia patogiau, Aišku, šaunuolis Justas. Jeigu atsuksiu kurvą, kai pradės bėgt, nahui čia. Opa. Sveiki, bičiuliai. Kaip matėt, vakar tvarkėm mašiną. Fucking hell. Kaip matėt, vakar tvarkėm mašiną, tai pripildėm jo 850 gramų. Devinas sakė, kad iš visų telpa ten 2 litrai. Tai ant pusės įdėjau kažkur, sakyčiau. Na, o vakar daugiau nieko neveikėm, nes pradėjau lyt, po to ėjom biškį prie kompo padirbt. Žinai, ir jo, šiandien atvažiavom, yra 10:30, atvažiavom prie Two Jack Lake. Eisim pasivaikščiot, galbūt muselinę pasimsim, nes turime muselką štai tokį, blemba, mažą dėkliuką. Kaip žinot, muselinis yra iš 4 dalių dažniausiai. Kiek žinau, tai vos ne į kišenę galima susidėti. Tai pasidarysim pusryčius, pavalgysim ir eisim pasivaikščioti ir gal kažkur kažką užmest, nes šiandien 18 laipsnių. Tai nėra baisiai šilta, nėra baisiai šalta, vidutiniškai taip. 18 laipsniukų, žinot, kalnuose, biškį gal kitai, bet, na, žodžiu. Žodžiu, susipakavau meškerę už manęs. Va čia. Visiškai pakilo vėjas, neįmanoma žvejot. Nei su spinningu nebūtų įmanoma. Pažiūrėkit, kokios bangos. Ir čia aukščiau, kur šitie medžiai, tai taip nesijaučiu, bet ten, kur apačioj buvau, tai kepurę turėjau nusiimti, nes tiesiog pames galėjau. Tai, čia žodžiu dead endas, nieko daugiau nenueisim. Tai nežinau, einam į kitą pusę. Einam į kitą pusę, ten, kur pasistačiau mašiną. Nueisim iki kito galo, pažiūrėsim, kas gero. Ir nežinau, žvejyba tik greičiausiai vakare bus, nes neįmanoma tikrai. Buvom nuėję ir į kitą pusę, ten truputį toliau. Nu, ten va. Pilna žmonių visur, visur kempina. Žiaurus vėjas, nesmagu vaikščioti, net yra čia gaidys. Tai ką dabar darysim?
kažkur varysim surast atokesnę vietą, kur pačilint. Kažkur prie ežero, kur tik viena mašina gali vienam spote būt, žinot, ką turiu galvoje. Tai bandome išvažiuoti iš neryšių zonos ir bandysim kažkur sustoti ir pasigūglint, kur galima važiuoti. Tai ką, radom keletą spotukų prie upės, bet gan toli. Tuos spotus radom per tą programėlę, kurią minėjo, kai tik atvažinėjau į Banfą prieš 4 ar 3 dienas. Pavadinimu iOverlander 2. iOverlander 2. Ir ten žmonės pažymėjo ten tas vietas, kaip pasakoju, žodžiu. Tai wildlife, wild campsites niekur arčiau neradau, kaip už 105 km arčiausia. Tai važiuojam. Porą dar fainų iš komentarų ir reviewų radau, bet yra už 200 km, labiau į kairę. Dar labiau link British Kolumbijos, link Vancouverio. Tai o dieve, kaip gražu čia. Tai būčiau ryte radęs, būčiau ryte sugalvojęs tai daryti, kad važiuoti į laukinį campsite'ą. Tai būčiau gal ir važiavęs į tą gražesnį, kaip ten kiti sako. Bet važiuojam į, manau, taip pat gražų, rašo Amazing Wild Campsite. Tai rašo, kad jeigu šlapia, tai 4 varumų reikia, tai kaip tik bus galima išbandyti. Bet šiaip nėra šlapia. Gal biškį vakar palėjo bent čia, kur aš nakvojo Banfe. Bet nedaug. Tai žiūrėsim, kas darosi už 105 km. Liko nuvažiuoti 100 km, rašo valandą ir 8 minutės. Tai už valandėlės būsim. Lake Louise, sustojom į degalinę. Čia, kaip sakau, yra Lake Louise ežeras kažkoks labai turistinis. Tai net buvo kelio ženklas, kad parkingas at Lake Louise is full. Tai, nežinau, gal grįždami jį sustosim, nes... Aik tu nacha, kur uzaival. Tai, nežinia. Bet... būt visai įdomu. Tai degalinė užgrūsta, nachui, visiškai. Kurų nereikia, noriu šiaip kažką pasnekinti nusipirkti. Pilna. Kuo toliau važiuoju, tuo labiau apsiniaukia. Truputį apsirengėm, nes vėjas ir pradėjau lyt. Tai nežinau, atvažiavom pažiūrėti realiai tik. Bet manau buvo verta, nes žiauriai fainiai. Aš galėtų oras būt biškį geresnis, bet ką padarysi. Turim, ką turim. Manau, tuos lietus turėtų tuoj nustot, bet vėjas iš rytų. Tai... Jo, vėjas iš rytų ir ten tai žiauriai lyja matosi. Tai greičiausiai pareis ir čia.
4 varomus įjungia. Beje, nežinau kelintais metais ir kada ir kur kaip. Gal čia šiais metais kitas gaisras buvo. Bet žodžiu, visi miškai daug yra išdegusių. Nors ne, yra jaunuolynas čia. Tai kokių prieš 5-8 metus gal sakyčiau. Buvo gal kažkoks gaisras, nes matos, kad daug jau ir ataugę. 5 metų eglynas kokių sakyčiau. Tai gal... Davai, karačia. Neropoja, tai per gazą plėšia, kas yra? Pažymėtas, kad yra kažkoks cam spotas, tai auksukam pažiūrėti į, mašina yra, kita yra tiesiai, kelios mašinos žodžiu. Taigi, štai turime tokį šamarliaką. Biškį gan daug gavosi, bet nežinau, žiūrėsim. Šiaip šaltą ragavau. Visai skanu. Tai pasišildysim, turim dar prieskonių visokių. Tai pagardinsim prieskoniais. Ir skaniai pavalgysim. Ir dabar visiškai nustojo vėjas. Ramu. Nu, tokiais gūsiais, aišku, užeina. Pochui. Vakarienę beveik jau turim. Biškį per daug druskos pystelėjau, tai dar gal kažko reiks pridėti, kad biškį praskaidrintų tą visą druską, žinai. Bet turim dar užsilikusių ryžių, tai dar tuos ryžius suberiam. Viską suvalgėm, visą bliūdą. Tai privalgiau tikrai. Žiauriai šiaip skanu buvo, tik sakau, tos druskytės biškiai per daug, bet šiaip viskas epic. Tai susitvarkom dabar. Kažkur yra 4-5 valandą, negaištam laiko, nes nenorim grįžti tamsoje. Tai susitvarkom viską, dedamės į mašiną ir važiuojam atgal, kažkur dar gal sustosim užmest meškerę. Tai jo.
ką, pagavome trečią rūšį, vaivorykštinį upėtakį. Turim brook trout, cut trout ir dabar turim graibštę vaivorykštinį. Tai pagavom rainbow, dabar pagavom cut trout, pirmą žuvį, ir brook trout pagavom kažkurį vakarą. Bet kur matėt, kad įkėliau video medžiagą iš telefono tik, nes nebuvau pasiruošęs visiškai. Ant durniaus nuėjau pažiūrėjau, bet kaip visą laiką, kai ant durniaus nueini, būna kliovas, tai smagu. Dar tik vakaro pradžia ir jau vieną turim. Bet didelis koks. Vaivorykštinis irgi. Opa! Šitas didžiausias mano, kokį čia esu pagavęs. Šiandien du vaivorykštiniai ir vienas ir dar du kibimai buvo. Beveik tamsu jau, bet kaip tik pradėjau judėti ir nerealus kibimas buvo iš po akmenų. Tai žiauriai smagu. Kągi, bičiuliai, kelionė baigėsi, yra 7 ryto, po žvejybos ilgai nežvejojam, nes norėjau anksti gan išvažiuoti. Tai atidavėm duoklę kalnam, pagavom 3 rūšis iš 6 upėtakių. Smagiai praleidom laiką, turėjau vieną lengvą haiką, vieną super sunku, kaip matėt, arba kaip matysi dar, nežinau kaip darysiu, kaip tuos video čia pabandysiu sukelt, bet žiauriai smagiai praleidau laiką. Tai va, o gal dar iš kelio kažką parodysiu, būdamas kely ir važiuodamas namo, bet kol kas sakau čiau, ačiū, kad žiūrėjau dar kartą ir susimatom ūkį. Pasilgo šiaip ūkių. Tikrai. Čiau. It's easy